Negalėčiau gyventi be... Mes negalėsim gyventi be alfa-D fruktopiranozil, beta-D fruktofuranozės. Aš ateityje negalėsiu gyventi turbūt be banglentės. Be snieglentės. Be studentų. Be žinių. Be naujienų portalų. Be pinigų. Negalėčiau gyventi be savo vaikų. Chemijos ir dviračių. Be teleportacijos. Be maisto. Be telefonų. Be interneto turbūt ar kažko panašaus. Ir be meilės. Slėniai geografiškai sutelkta mokslo, verslo bei inovacijų infrastruktūra. Iki 2015 metų Lietuvoje planuojama įgyvendinti 5 slėnių programas – Santara ir Saulėtekis Vilniuje, Santaka ir Nemunas Kaune bei Jūrinis Klaipėdoje. Slėniuose mūsų laukia moderniausia įranga, atviros prieigos moksliniai centrai, stipriausios tyrėjų komandos ir bendraminčiai, kurie svajones padės paversti tikrovę. Slėnį galime laikyti tokia vieta, kur sueina mokslas, verslas ir studijos ir apskritai slėnis gali būti to katalizatoriumi, kuris tos ryšius stiprina ir žymiai tos procesus pagreitina. Ne visos šalys gali leisti daug turėti šiuolaikinės įrangos, daugelį. Kuriami mechanizmai, kurie skatina mokslininkų savo sukurtus produktus komercinti. Kad praplėstų esamas rinkas arba sukurtų visiškai naujas rinkas. Kaip mokslininkai galima konkuruoti kaip mokslininkai, kurie jau užsienyje. Didelius naujus atradimus moksle šiais laikais, kaip ir anais kelionių laikais, galima pasiekti darniai bendradarbiaujant. Turi ir verslas, ir mokslas prisitaikyti vienas prie kito ir žinoti, kas ką gali. Ir tikėti vienas kitu. Jaunam žmogui, ieškant naujų galimybių mažoje šalyje, be jokios abejonės labai svarbu, kad jis matytų perspektyvą, jog vystosi verslas, vystosi mokslas, tada jam pačiam atsiras asmeninė motyvacija prisidėti prie šio proceso. Ateiti ir dirbti su pačia naujausia įranga, žymiausiais mokslininkais ir kartu su verslu kurti inovacijas, kurios iš tikrųjų yra naudingos ne tik Lietuvai, bet ir visiems žmonėms. Turėtume vystyti žinių ekonomiką, technologijų ekonomiką ir tik tai tokiu būdu mes galime tikėtis geresnio gyvenimo ateityje. Mokslas taip pat turės savo uostus. Aš tikiu, kad tai keis mūsų ateitį. Aš tikiu į milžinišką naudą. O be ko nebegalėsite gyventi jūs.